Labą dieną, aš esu Vytautas Butkus iš naujienų portalo www.latgaja.lt ir visiškai netikėtai užklupau mūsų naujo projekto Kino taškas. Skamba, dūzgia ir buzgia visas Facebookas ir aš atėjau pasiaiškinti, kas yra tas Kino taškas. 3 žodžiais, kas yra Kino taškas? 3 žodžiais. Patogus kinas nepatogiai. Aišku, jums kyla klausimas, kodėl? Kodėl? Todėl, pirma, nepatogus kinas jau yra. Reikia patogaus kino. Reikia, kad būtų jį patogu žiūrėti. Negali tai būti. Bilietas, tu ateini filmą. Tai arba tu nusipirki bilietą, arba tu atsineši pagalvėlę, kad tau būtų patogu. Tai svarbiausia yra patogus kinas, nepatogiai, bet patogu. Taip. Kaip gimė šitą idėją? Viskas yra dėl to, kad Atgaja jau kitais metais 20 metų ne tik vasarą ugdytų vaikus, bet ir žiemą ugdytų vadovus. Tai va, jinai atėjo ir sako, darom kiną. Tai va, mes nusprendėm žiūrėti kiną. Kągi mes ten tokio patogaus jau ir žiūrėsime taip nepatogiai. O ko tik mes nežiūrėsim? Tai visų pirma pasikapstysim po Atgajos archyvus. Vienas atgajetiškas filmas, arba 2, tebūnie tai staigmena. Ir vienas tikras filmas, tai yra filmas Rango. Lyg ir kritetas, lyg ir ne, gal galite taip bent užsiminti? Filmas apie driežą. What was that for? You're a stranger. Strangers don't last long here. Na, įspūdinga, aš toks esu kiek priblokštas tokios edukacinė, tokio užmojo, sakyčiau, netgi. Kada bus tas pirmas kartas? Pirmas susitikimas bus šiemet, lapkričio 18 dieną. 18 valandą. Čia. Visus su pagalvėliu, paduškėliam, pledukais ir kokiais nors saldumynais.